Na, vaikai, šiandien rašom matematikos kontrolinį, sėskite po vieną. Klausyk, turiu lapelį. Galėtume jo pasinaudoti. Tikrai gautume 10, nes tiek užduočių mes tikrai nepadarysim visų. Nežinau, tai jau turėtų pastebėti. Geriau pasimokyti iš vakaro ir rašyti pačiam. Taip, Donatas toks teisus. Na, bet Donatas teisus, jeigu kontrolinis pamatysit, tai dar bus blogiau įspūdus. Tyja, pasidėk tą lapelį. Pati gali. Niekas nemato. Tyja, kam tu lapelis? Aš tik noriu pasižiūrėti. Kieno čia lapelis formė? Kieno? Klausiu, kieno? Aš manau, kad sąžiningumas svarbiau už pažymį. Tyja, pasakyk tiesą. Gerai, lapelis mano, aš juo naudojausi. Šį kartą atleidžiu, bet kitą kartą parašysiu neigiamą. Ar galėsiu mokytoją rašyti dar kartą? Taip galėsite, bet kitą kartą jau nebe. Gerai, ačiū. Klysti žmoniška, džiugiuosi, kad pripažinai savo klaidą ir kontrolinį parašai visai gerai. Gerai, kitą kartą daugiau mokysiuosi ir parašysiu be špargalkių. Šaunuolė, tai matai ir be savo tų lapelių gali. Štai matot, sąžiningumas visados atsiperka. Ir istorija liks visiems pamoka. Gerai, kad baigėsi taikiai. Kiek jie gavai? 7, bet aš visai ir džiaugiuosi. Na, gal kitą kartą daugiau išmoks ir 9 gausi. Kitą kartą būk protingesnė ir nesinaudok špargalką. Na taip, aš supratau, pasimokiau iš klaidų.